Sveiki visi sugrįžę į mano video pamokėlės. Ir kaip jau žadėjau, šiame video parodysiu, kaip vakarui užsimaskuoti paakius, kad jie liktų nesubėgę į raukšleles visą naktį. Ir tam aš naudosiu jau praeitame video minėtą Sleek maskavimo paletę, kuri tikrai puikiai maskuoja. Dar jums reikės birios pudros ir sudrėkintos kempinėlis, kuri gali būti bet kokios jums patinkančios formos. Taigi, pirmas žingsnis, imu plokščią šepetėlį ir į tas vietas, kurias reikia maskuoti, į paakius dedu mums tinkančią spalvą. Jeigu kažkuris spalva paletė jums netinka, nebijokite jas tarpusavį pamaišyti, kol išgausite tinkantį variantą. Tai turėtų būti natūrali mūsų odos spalva. Jokių būdų nepasidarykite baltų trikampių po akim, nes Kardashian jau išeina iš mados. Taigi, plokščias šepetėlis ir tepu produktą savo į paakius. Nebijokit jo šiek tiek ir daugiau užtepti. Žinoma, ne tortišką sluoksnį, tačiau taip, kad pasimaskuotų. Iš tikrųjų, šitas produktas yra labai skalsus, dėl to jo tikrai daug nereikia. Taip uždėjus produkto galite iš karto nepulti jo ištapšnoti pirštais ar pūkuotų šepeteliu, ką įprastai aš siūlau daryti, tačiau palikti taip, nes mes dar dirbsime su kempinėle ir keliauti prie kito paakio. Štai taip padengus abu paakius maskuojamąją priemonę, imu sudrėkintą kempinėlę ir tai tikrai neturi būti būtinai kiaušinio formos kempinėlė. Galite pasiekti tą patį rezultatą ir turint paprastą tokią įprasčiausią trikampinę kempinėlę. Ir ką aš dabar darau, tai jos pagalba visą maskuoklį dar geriau įtapšnoju į odą, kad į mažiausias raukšleles ir odos visus nelygumus tas maskuoklis įeitų. Tai tiesiog galite šiek tiek nuleisti smakrą žemyn, kad išsitemptų ta vieta ir ją dar kartą patapšnoti. Taip. Štai taip. Ir paskutinis žingsnis tai yra viską gerai užpudruoti. Žinau. Taip, sausa pudra paakiuose išryškina tas minimaliausias raukšleles. Ir taip, paakiuose jų atrodo šiek tiek daugiau. Tačiau čia yra klausimas, kas yra geriau? Ar kad tos minimalios raukšlelės truputėlį matytųsi, ar tai, kad jas subėgtų maskuoklis? Aš manau, kad ypatingai vakare, jeigu mes kažkur einam į šventę, kur yra dirbtinis apšvietimas, tai tų raukšlelių bet kokiu atveju nesimatys, bet nebus pribėgę košės į paakius. Todėl imu kempinėlę, ją gausiai merkiu į birę pudrą ir ištempus paakį dedu ant tų vietų, kur dėjau maskuoklį. Štai taip. Nebijokit uždėti daug. Paskui mes perteklių nubrauksim šepeteliu. Štai taip gausiai į paakius pridėjau birios pudros ir žinoma dabar atrodo truputėlį kaip atvirkštinė panda, tačiau kaip jau minėjau, kai kelias akimirkas davėte produktams susigerti, paimat šepetėlį, gali būti visiškai bet koks pūkuotas purus šepetėlis ir pudros perteklių tiesiog tokiais braukiamaisiais judesiais nuvalote. Štai taip. Viskas, jūsų paakiai puikiai pamaskuoti ir galite šypsotis į valias. Niekas nesubėgs į raukšleles.